Nu tai kaip? Rytas už vakarą protingesnis. Ką sugalvojot? Man atrodo, kad reikia baigti žaisti. Reikia surasti tą Oskarą su Čiuku ir... Ir ką? Arba tegul jie kalba, arba tegul užtils tam žinai. Na, o jeigu jie pasakys, kad čia ne jie. Ir aišku, jie pasakys, kad čia ne jie. Aš manau, kad mums reikia pagalbos iš šono. Kokios pagalbos iš šono? Tu pažiūrėk, kiek mūsų yra. Aš tiesiog galvoju, kad mums reikia greitai veikti. Palauk. Ko čia trini? Aiškiai kalbėk. Aš su tėvu buvau susitikęs. Ką tu pasakei? Su Maručiu? Nu tik nesakyk, kad tu jam viską papasako. O tai ką man daryti? Sėdim antrą dieną šitam kambarį, smirstam, nieko nedarom. Tai tu supranti, ką tu padarai? Tu kam? Mentams sugalvojai įduot? Ne mentams, tik tėvui. Jis niekam nieko nepasakos, tik pats pabandys viską išsiaiškinti. Tik skambini staigiai ir pasakai, kad nereikia. Bet Fred... Klausyk, aš tu neaiškiai pasakiau. Imi telefoną ir skambini, kad nereikia. Ir kad man daugiau nedarytum, tokių kvailiščių su manim nepasitaręs. Imi telefoną ir skambini. Nu daryk, kas tau pasakyti ir viską. Nusiramink, Fredi, kas tai? Klausau, Lukai. Labas, tėvai, čia dėl to dalyko, apie kurį kalbėjom. Aha, aš jau dirbu, išsiaiškinau. Nebereikia. Ką? Kaip nebereikia? Jau atsirado? Viskas tvarkoj. Tai aš nesupratau, ką reiškia viskas tvarkoja. Tai atsirado ar ne? Nebereikia, nebandai lyst. Lukai, kalbėk, ar atsirado? Viskas, pamiršta. Tai ką darysim? Aš jums vakar sakiau, kad sugalvotumėt planą. Tai ko jūs tyli dabar? Aš einu, gal nusivalysiu. Atsiprašau. Fredi. Aš atsiprašau. Alio. Maručiu, gali kalbėti? Aš tai galiu, tik tai tu ar gali. Viskas gerai, turiu porą minučių. Tu pas Koganus? Kas ten vyksta pas juos? Pogrebė Kogano dukra, kaip jau žinai. Tai neatsirado jinai? Lukas man skambino. Koganas užsiuto, sužinojęs, kad Lukas tau pasakė. Liepa atšaukti viską. Neatsirado dar. Tai klausyk, aš jau šiek tiek išsiaiškinau. Čiukas su Oskaru ne Vilniuje. Nu, atseit ir ne Lietuvoje. Ko aš nelabai tikiu. Man atrodo, kad jie gali būti su visu tuo susiję. Ką tu siūlai daryti? Važiuokite į komandoro ofisą. Apžiūrėkite vidų, gal ką nors naudingo rasit. Kaip mes į vidų pateksim? Signalizacijos kodas 71463. Iš kur tu žinai? Švarc. Aš ten dirbau. Tu ką manai, kad jie nepasikeitė kodą? Nemanau, o žinau. Okei. O kaip aš jums paaiškinsiu, iš kur aš tą kodą sužinau? Klausyk manęs atidžiai. Viena apsaugos kamera visą laiką filmuoja įėjimą. Tu pasakai, kad gavai šitos kameros įrašus. Išanalizavai ir pamatai, kad visi įeinantis darbuotojai spaudė 71463. Dėkui, Maručiu. Kaip Lukas? Išgyvens. Supratau. Jeigu ko reiks, skambink. Visą, Maručiu. Aš turiu informacijos ir planą. Pasakok. Man atrodo, kad Oskaras su Čiuku tikrai gali būti susijęs su Lauros pagrobimu, nes jų ofisas nedirba kaip ir antra diena, o tai kelia įtarimų. Kas mum iš to? Gali patylėti. Tęsk, Švarcai. Aš manau, kad mums reiktų nuvažiuoti į komandoro ofisą, kažkaip patekti į vidų ir apžiūrėti. Gal už kažko užsikabinsim, rasim kažkokios naudingos informacijos. Patekti komandoro ofiso vidų? Tu gal filmų per daug žiūri, ką? Ir tu patylėk. Aš prašiau, sugalvokit kokį nors planą. Sugalvojot? Ne, nutylėkit.
Švarcai. Pateksim nesudėtingai, aš turiu signalizacijos kodą. Tu žinai kodą? Iš kur? Nu, iš kur tu galėjai gal? Man pavyko gauti jų apsaugos kamerų įrašus. Viena kamera visada stebi įėjimą į ofisą. Ryte ir vakare darbuotojai įeidami suveda kodą. Tai gana viskas paprasta, man tiesiog reikėjo gerai pasididinti vaizdą, viskas ten matosi. Palauk, o iš kur tu gavai apsaugos kamerų įrašus? Tavo tėvas davė. Gerai, viskas, baigiam. Baigiam čia juoktis. Švarcai. Šaunuolis. Švarcai, tu, Lukas ir Levantas važiuojat į komandoro ofisą apsižiūrėti. Mes liksim čia ir laukiam. Ką čia skaitai? Knygą. Tai matau, kad ne mikrobangų krosnelis instrukcija. Kokia? Koelio alchemikas. Oho. Tai tave pagrobė, o kaip tave kankint pasirinkai pati? Tau irgi nepatinka Koelio? Kaip matai? Aš Silva. Laura. Žinau. Ką tu čia darai? Ai, arbatos tavo atnešiu. Ačiū, bet aš ne apie tai, ką tu apskritai čia darai. Aš čiuko sesuo. Supratau. Ir kaip tau čia visa tai, kas vyksta? Na, čia aš iš dalies kalta dėl to. Tu kalta. Tu Marko sesuo? Iš kur pažįsti Marką? Palauk. Aš padarysiu savo arbatos ir tau viską papasakosiu. Gerai? Gal man, klausykit, sustotis, duokit vienas kitam į snukį ir išsiaiškinkit viską? Nes čia kažkokia nesąmonė, dirbti neįmanoma, buvo užsišykę kaip povai. Aš nesuprantu, ką jis prieš mane turi. Stumia pastoviai. Tu ne man, tu jam sakyk. Nieko aš prieš tave neturiu, nesusireikšmi. Tu ko tu bandai mane prie visų dūkint? Dar kartą sakau, nesusireikšmink. Gerai, viskas, atvažiavom, baigiam šitas bespridėlus ir varom dirbti. Молодец. Einam į vidų greitai. Tai va tokia visa istorija. Supratau. Bet žinai, ką aš tau pasakysiu? Arba tu turi lakią fantaziją, arba viskas, ką pasakoju, yra tiesa, bet aš tada negaliu suprasti, kad gyvenimas toks įdomus. Tai aš tau pasakoju ir pati negaliu patikėti, kad man visą tai įvyko. Silva, o gal žinai, ką jie man darys? Kiek ilgai mane čia laikys? Nu ką žinau. Aš tik žinau, kad jie nėra blogi žmonės. Nėra. Nėra, jie tik nelaimingi. Ir aš tikrai padarysiu viską, kad tave greičiau iš čia ištraukti, pažadu. Žinai, kaip sakoma, darbas užsibaigia tada, kada pasiekiamas tikslas. Tu vėl alchemiką cituoji. Aha. O Dieve, reikia tave iš čia ištraukti, nes tu visai jau nutuši. Susikukavo. Nepridarys kokių nesąmonę. Kokiu, kas, Silva? Nu. Eik, Silva nevardu. Oskarai, Kas? o ką mes darom? Ta prasme. Mūsų jie ką darom? Palaukim, tegul koganai pasiparina.
Nu, ką nors gero randat? Nieko. Toks įspūdis, kad jie rimtai paskubom viską iškrausti. Kompų nėra. Seifas tuščias. Nu, jali, būtų ruošiasi, kad kažkas čia pas jūs užsuks. Davai, sukamės greičiau, neturim laiko. Pažiūrėkit, pilna nuotraukų su kaimo turizmo sodybom. Tai ką, tai gabaliui kažkam ruošiasi ir viskas? Gal. O gal ir ne. Gerai. Šitas, kiška. Viskas, varom. Tai ką jūs norit pasakyti? Kad nieko gudresnio, rimtesnio negu va šitie lapai. Nesuradot? Stalčiuose tuščia, kompų nėra. Toks jausmas, kad jie kažkur išsikraustė. Jo, rimtai, tėvai, viską apžiūrėjom, tikrai nebuvo daugiau už ką užsikabinti. Nu gerai, kažką naudinga iš šitų lapų. Galima išskaityti. Reikia kažkaip sėsti atidžiau ir žiūrėti. Pirmas dalykas, kurį man pavyko pastebėti, kad visos sodybos yra netoliau negu 30 km nuo Vilniaus. Bet čia reikia visiems normaliai sėsti ir žiūrėti. Na. Я прошу, ištrauk raktą iš spynos. Да, prašau. Сука! Это ж mūsų! Atsiprašau, gal galite apsiraminti? Kad čiūnai šrieslė. Raminkitės, nes tuoj skambinsiu policijai. Davai, kviesk, Zolas. Ką tu čia mane pagazdinsi? Dar žodis ir renku numerį. Nu, kviesk, Zolas. Atskarai, nu, zdaro. Kaip reikalai? Jo, paleido, jau kuris laikas paleido. Klausyk, pas tave nėra ant sufkutės vietos. Nu, karočią, daug pasakot. Man reikia kurį laiką kažkur pagyventi. A, ne Vilniui tu? Sodybai? Opa. Galiu atvaryti, a? Ne, nu rimtai, senė, aš neturiu kur gyventi, tik trumpam. Nu, ko sutvarkysiu reikalus su Diana, ką? A, čia už Vilniaus? A, nu, gerai. Supratau, tai tuoj būsiu. Klausau jūsų. Labą dieną. Sakykit, Diana Vaišvilaitė dirba? Kas tokia? Diana Vaišvilaitė, jin dirba šitoje degalinėje. Žinokit, atsiprašau, bet aš tikrai nežinau, aš čia tik kelias dienas te dirbu. Supratau, atleiskit. Jie išėjo prieš 3 dienas. Pareiškimą parašė. Vietoj jos tave priėmė. Norėsit kažko? Ne, ačiū. Ei! Jūs išprotėjot? Degaliniai užsirūkyt sugalvojot. Atsiprašau, užsigalvojau. Valgyk. Silva. Nebenešk man tų sumuštinių. Jaučiu būsiu pirmas žmogus, kuris pagrobtas priaugo svorio. Nu, tu baig bairius. Nekaltite sumuštiniai.
O tau kas nors atnešė sumuštinį? Atnešė, tik prieš tai partrenkė su mašina. Jo, tiesa. O dabar dar ir sesė jo prižiūriu. Gerai, nebetesk. Žinai, Markas yra iš tikrųjų geros širdies. Va kiti broliai tai velnių priedė. O jisai toks prie kompanijos. Būtų kitokia situacija namie, tai normalus bičias būtų. Nu jo, gal ir keistai nuskambės, bet aš iškart mačiau, kad jis geras žmogus. Taip. Taip. Ir aš esu tikra, kad jis iš savo klaidos pasimokė ir daugiau taip niekada nebedarys. Žinai, kaip sako, tai, kas įvyksta, gali niekada nepasikartot, o tai, kas įvyksta 2 kart, gali pasikartoti ir 3. Ne, rimtai. Tu vėl alchemiką cituoji. Užklijuokit į burną kas nors. Va, užklijuojam burną. Čia nėra gerai, žinok. Kas nėra gerai? Nu, kad susikokavo. Baik, tu babos greit susikokoja. Kokia čia draugystė tarp mamų. Atsikabink nuo Silvijos, nieko nei nepadarys. Sakai? Sakau. Gal. Karalis atvarys. Kas, ko tam? Ką žinau, sako, su bobu susipyko. Neturiu kur nakvot. Girtas. Atrodo. Nafik čia pakvietė. Nu, pats įsiprašė. Įsiprašė. Pusbrolis vis tik. Vienas girtas Karolis blogiau negu 100 Silvių. Pamatysi. Nepertik. Viskas bus gerai. Daug dievė. Varom. Gerai, tai ką mes matom iš šitų lapų? Nieko, kad Hebra buvo sugalvojus kažkada ateiti išsinuomot kaimo turizmo sodybą. Šiaip tai mes čia šiknoj sliekų ieškom. Turi kažką geriau pasiūlyti? O jūs tikrai galvojat, kad jie išnuomavo kaimo turizmo sodybą ir ten Laura laiko? Davai gal atsigaukit biškį, ką? Aš tau dar kartelį sakau, turi kažką geriau pasiūlyti. Gerai, grįžtam prie lapų, tai ką mes čia matom? Matom, kad visos sodybos yra netoliau negu 30 km nuo Vilniaus. Nu gerai, Švarcai, 30 km nuo Vilniaus ir viskas. Ir viskas. Reikia kažko daugiau. Vyrai, man regis kažką radau. Labadiena, prašom, galite užeiti. Ar viskas gerai? Tuoj viską pasakysiu. Viskas labai gerai. Netgi sakyčiau 2 gerai. Ta prasme.